16 kartą dienraščio Vakarų ekspresas iniciatyva išrinkti ir pagerbti metų klaipėdiečiai. 5 nugalėtojai apdovanoti specialiomis statulėlėmis. Rinkimų finalas ir apdovanojimų ceremonija pateikė siurprizų. Metų filantropo vardą už teikiamą pagalbą miestų ir klaipėdiečiams pelnęs verslininkas Aleksandras Gridinas, už kurį balsavo daugiau nei 27 000 dienraščio skaitytojų, piniginį prizą kaip tikras filantropas perdavė kitai nominantai – gyvūnų globėjai Ritai Ilgūniai. Atsiimti garbės klaipėdiečio statulėlės į sceną kopė ne vienas, o 4 laureatai. Į Danės upę įmesto vaikino gelbėtojai – Vainius Grišius, Saulius Griešius, Erikas Narmontas ir Lina Pilibaitytė. Mums didžiausia dovana, kad galėjome išgelbėti žmogaus gyvybę. Atsiimdami apdovanojimą kalbėjo jaunuoliai, už kuriuos klaipėdiečiai atidavė daugiau nei 2,5 tūkstančio balsų. Tiesiog reikėjo tuo metu veikti ir viskas. O ar mes tapsim geresniais, tai nepagalvom. Čia jau gimėm, užaugom, esam dėkingi savo tėvams, Klaipėdai, visuomenė auklėtojams, kurie išauklėjo būtent tokius žmonės, kokiais esam šiandien. Metų šviesuolio nominacijoje nugalėjo beveik 3 000 balsų surinkusi visuomeninio judėjimo Klaipėdietė atgaivink savo miesto parką lyderė Jolanta Norkienė. Aš manau, kad pagrindinė sėkmės priežastis tai yra meilė žmogui ir meilė tai, ką darai. O šią nominaciją esu labai laiminga, džiaugsminga ir noriu padėkoti, kad visiems dalyvavusiems renginiuose ir palaikiusiems šią gražią idėją. Ponas Vytautas Karčiauskas, 3857 balsai. Už skulptūrą Aš galiu, puošusią Lietuvos paviljoną didžiausioje pasaulinėje parodoje Šanchajuje, bei kitus Lietuvą garsinančius darbus, meniškos sielos nominacijos laureatu tapo pats šios nominacijos sumanytojas, menininkas Vytautas Karčiauskas. Jaunuoju talentu šiemet pripažintas Ąžuolyno gimnazijos abiturientas Emilis Bružas tarptautinėje chemijos olimpiadoje Japonijoje laimėjęs bronzos medalį. Kas būsiu? Dar tiksliai nežinau, galbūt kursiu vaistus, galbūt nuvežio, ieškosiu vaistų, visai kažką su chemija ir biologija. 16 kartą surengti jau tradicija tapę metų klaipėdiečio rinkimai išskirtiniai tuo, kad miesto geradarius ir nusipelniusius žmonės rinko rekordišką skaičių skaitytojų. Jeigu pernai buvo 55 000 balsavusių, jeigu šiemet neklysiu 62, kažkas, nežinau dar paskutinių rezultatų, bet tai yra augimas, bet tai nėra tikslas balsų skaičius. Tikslas yra tiesiog pastebėti žmonės, pastebėti netikėtus kartais žmogaus poelgius, kažkokius drąsius poelgius, kūrybinius sprendimus, įvairius ieškojimus, atradimus. Gintaras Tomkus apgailestavo, kad neįmanoma visų gerų darbų pastebėti ir žymiai daugiau žmonių pagerbti.